Labą dieną. Tinklalaidėje Savanorio akiratyje svečiuojasi didžiosios kovos rinktinės 810 kuopos karė savanorė vyresnioji eilinė Miglė Keturkienė. Pokalbio ratą suksime tradiciškai. Šeima, darbas, hobis, motyvacija tarnauti KASP, tačiau Miglės pasakojimas apie tai, ką klausinėsiu, pažadu tikrai bus įdomus ir netradicinis. Jis tik ir įrodys, kokie įdomus žmonės tarnauja savanorių pajėgose. Miglė, karė savanorė, tuo pačiu policijos tyrėja ir teismo ekspertė, jaunuomenės tarpe dar gerai žinoma kaip ir cosplayerė. Kostiumus šiam hobiui Miglė siuvasi naktimis, o savaitgaliais dalyvauja fantasmagoriškais drabužiais apsirengusių populiarių kino visato herojų suvažiavimuose. Ar aš teisingai viską susakiau? Taip, iš tiesų labai teisingai ir noriu dar paantrinti tam teiginiui, kad KASP yra įdomus žmonės. Tai iš tiesų KASP tokia specifika, sakyčiau, ir yra. Ten yra vien tik tai įdomus žmonės, tikrai nuobodžių žmonių nėra ir man užtat tas labai patinka, mane tas veža, kad tu ateini į KASP ir tu gali susipažinti su daugybė žmonių, kurie yra įvairaus amžiaus, tie patys labai jauni žmonės po mokyklos ką tik atėję, taip pat ir vyresni žmonės ir turintis be galo daug įvairių profesijų, specialybių, dirbantis visokius darbus, nuo paprasčiausio darbo iki paties sudėtingiausio, koks tai gali būti, tai iš tiesų KASP-as tuo tikrai pasižymi. Tikiu, bet apie savanorių pajėgas mes dar prieisime, prisiviniosime tą pokalbio ratą. Dabar norėčiau peršokti į jūsų namus, įsibrauti į šitą erdvę ir paklausti tokio dalyko, šiaip galbūt teigti noriu. Jūs esat iš turtingos šeimos, bet ta prasme, kad augote apsupta brolių ir seserų. Ar jie irgi tokie patys nenuoramos, jiems neužtenka kasdienio darbo, jiems dar reikia ir hobio kažkokio išskirtinio, dar kažkokios tai savanorystės ar kažkokio kito pašaukimo? Taip, iš tiesų augau gausioje šeimoje, buvome 4 vaikai ir esame, aišku, 4 vaikai, turiu 2 brolius ir seserį. Ir iš tiesų tėvai, kai susipažino, jie buvo labai jauni, tai mūsų tas auklėjimas buvo pakankamai griežtas, ypač tėtis labai buvo griežtas, bet tikrai mums įskiepijo tam tikras vertybės, kaip pavyzdžiui pagarba vienas kitam ir panašiai. O mes 4 iš tiesų išvaizda labai esame panašus, bet charakteriai visų be galo labai skirtingi, esam labai skirtingi, turime skirtingus darbus, mums patinka visai skirtingi pomėgiai. Ir pavyzdžiui, sesuo nuėjus yra į kūrybinį kelią, yra režisierė, o broliai vienas kūrė savo verslą, trečias vėl dirba irgi ten su statybom, nežinau, dabar konkrečiai nepasakysiu, bet žodžiu, esam tikrai pakankamai visi skirtingi, bet kartu ir panašus. Taip, ir dar ką noriu pasakyti, kad ne tik tai tarp brolių ir sesers augau, šiaip iš mamos pusės yra labai plati giminė ir turiu labai daug pusbrolių. Ir čia iš tiesų jie prisidėjo, ta visa vyriška kompanija, kaip aš sakau, prisidėjo prie vaikystės mano būtent tų patyrimų. Pati augau Kaune, kaip sakau, ant asfalto, esu visiškas asfalto vaikas, bet vasaromis mes turėjom galimybę išvykti pas senelius, kaip aš sakau, į kaimą, bet tas kaimas buvo Alytus, Alytaus miestas. Aišku, tuo metu tai buvo toks miestelis mažesnis, kur galėjai kažkiek pabėgti nuo to miesto triukšmo. Tai vasarom, kai tik tai galėdavom, tai išvykdavom pas senelius ir ten iš tiesų buvo praleista mano vaikystė, bent jau didžioji dalis. Ir būtent su pusbroliais, su jų draugais, užtat iš tiesų vaikystėje esu žaidus ne tik tai tos mergaitiškus žaidimus, bet buvo daug tokių žaidimų ir berniukiškų, kaip čia pavadinus. Tai buvo ir tų pačių karstymus po medžius,
važinėjimuose dviračiu be rankų, šaudimai, gaudimai iš pagalių, mėtymai iš akmenų, žodžiu, nu tokie tikrai pašėlę žaidimai. Ir netgi aš kartais Kaspę save pagaunu, kad man šiek tiek ta veikla primena ir mano vaikystę, kad va, mes irgi panašiai taip darydavom. Tik aišku, čia jau viskas yra tikra, šaudai iš tikrų ginklų, atlieki užduotis, kurias turi atlikti iki galo. Nebus taip, kad, ai, man atsibodo, aš pavargau, baigiam žaidimą ir važiuoju namo. Tai to tikrai nebus. Tai ta vaikystė iš tiesų, jinai gal ir padarė tą įtaką, kad šiek tiek ir mano gyvenimas ir pasisuko į tą linkmę, kad atėjau į Kaspą. Tai tokia vat gausi mūsų šeima ir buvo. Miglė, dar įtariu, kad tas ateimų į Kaspą padarė įtakos ir giminės istorija, ne? Kad partizanavo seneliai, ne? Taip, mano seneliai, galiu drąsiai sakyti, kad buvo partizanai. Mano senelis ėjo su savo broliais į miškus, Dzūkijos miškus. Mano močiutė buvo ryšininkė. Ir taip atsitiko, kad juos suėmė, kai jie buvo labai jauni. Man atrodo, seneliui buvo gal 17 metų, močiutei 19 ir juos išvežė į Sibirą. Jie turėjo prakalėti lageryje apie 10 metų ir tik tai jau išėjus iš lagerio Sibire jie abu susipažino. Tai mano senelio šeima buvo ištremta visa, o močiutė buvo ištremta viena ir kai pasakoja, prisimena, kad būtent Alytaus, man atrodo, kalėjime jau buvo paskutinės tos dienos prieš nutarimą ją išsiųsti, ji per langą pamatė savo mamą paskutinį kartą. Tai, taip, tas padarė įtakos man ir iš tiesų, senelis mažai pasakojo apie tos dalykus, bet močiutė ištisai iš tiesų pasakojo ir pati turiu įrašų ir pasakojimų, ir jos dainų, nes jinai tokia buvo atviresnė pakankamai, bet taip, jų likimas buvo labai sunkus. Aš net dabar negaliu įsivaizduoti, kaip įmanoma buvo ištverti tuos dalykus, nes vėlgi, sakau, jie sukūrė šeimą Sibire po to buvimo lageryje. Po bausmės atlikimo, taip, nes po to dažnai jos dar perkeldavo į tas šalia lagerio esančias gyvenvietės ir jie kurį laiką neturėdavo teisės juk grįžti į gimtinę. Tai jie neturėjo teisės ilgą laiką. Ir ten gyveno. Taip, ir mano močiutė, kadangi ji buvo viena, tai neturėjo kur gyventi, ją priglaudė būtent senelio šeima. Ir jie susipažino, sukūrė šeimą, turėjo 6 vaikus, iš kurių 2 mergaitės mirė būdamos kūdikiais. Tai vėlgi, čia irgi tokia labai, labai skausminga patirtis, sakyčiau. Ir be to dar vienas dalykas, kad ten gyvendami vėlgi nebuvo viskas labai gražu. Vieną sykį, kiek pamenu, man pasakojo, kad buvo irgi toks dalykas, kad močiutė įskundė dėl kažko, dabar nepasakysiu dėl ko. Ir žodžiu, vėl jinai pateko į kalėjimą 4 metams. Tai esmė ta, kad kai pateko į kalėjimą, ji buvo nėščia jau ir mano mama iš tiesų gimė kalėjime Irkutsko srityje. Tai ta patirtis visa, tas žinojimas, kad tiek teko išgyventi mano šeimai, mano giminiai ir apskritai visiems Lietuvos žmonėms, kurie buvo ištremti, tai iš tiesų man taip irgi padarė didelę įtaką. Ir aš pagalvojau, kad aš irgi turiu kažką duoti už tai, kad aš gyvenu laisvoje šalyje ir man neteko patirti tokių būtent sunkumų. Suprantama, bet dabar galvoju, gal nuo tų randų ir skausmų grįžkime į jūsų kelią, jau, tarkime, po mokyklos, stojate į pedagoginį universitetą, domitės lituanistiką, vėliau stojate į Vilniaus universitetą magistrantūrą, ten jau kalbotyra atsiranda.
Ir kaip jūs jautėtės padirbėjusi mokytoja? Iš tiesų, aš buvau labai jauna. Po bakalauro studijų nuėjau į mokyklą. Ir vėlgi, aš gal pradėsiu nuo to, kodėl aš pasirinkau būti mokytoja. Nes vėlgi, man iš tiesų galbūt nuo tos vaikystės, kad buvo tas griežtas auklėjimas, kad buvo ta disciplina, taisyklės, man patiko tai ir man dabar patinka ir aš galvojau, kokią sritį man pasirinkti. Tai aš tiesiog galvojau iš pradžių apie policiją, kas man tuo metu atrodė, neįmanoma, kaipgi aš galiu tapti pareigūne, aš tiesiog netikėjau savimi, netikėjau savo jėgomis tuo metu, o štai šiandien ir dirbu policijoje, pasirodo. Tai apie kariuomenę apskritai net nebuvo tokių minčių, aš net nevyšiau tos minties, kad aš galiu tapti kare, ką aš veiksiu, aš mergaitė, maža, būdama, eisiu į kariuomenę, šaudyt, ne man. Tai iš tiesų tada ilgai svarsčiau ir supratau, kad mokytojo specialybė yra šiek tiek artima, nes vėlgi ten yra disciplina, mokytojo turi visi klausyti. Toks įsivaizdavimas mano buvo tas pirminis. Tai pasirinkau būti lietuvių kalbos mokytoja, kadangi mokyklai man viskas apskritai sekėsi, bet kaip aš sakau, lietuvių kalba, ypač literatūra, man nereikėjo tose pamokose dėti labai daug pastangų. Man kažkaip savaime tas išėjo ir man patiko, kad lietuvių kalba kaip matematika buvo tokia, kad viskas aišku yra taisyklės, yra tos išimtis, bet viskas taip susidėlioja į stalčiukus, ir ko čia nemokėt. Viskas yra aišku. Kelintokams jūs tą dėstėte? Tai o aš atėjau po bakalauro ir dėsčiau lietuvių kalbą 11-okams ir 12-okams. Tai jeigu paskaičiavus, tai aš buvau, kiek man metų, 23, kažkur, apie, dabar nepasakysiu konkrečiai kiek, o mano mokiniam 18, 19, ten vienam buvo mokiniui net ir 20 metų, tai tas skirtumas amžiaus, jisai praktiškai jo nebuvo net. Bet jie vis tiek suinteresuoti buvo, nes jiems egzaminai artėjo, nors vienas kabliukas, dėl ko jie turėjo jūsų klausyti. Tai pabaigoje mokslo metų 12-okai tikrai klausė jau. Bet esmė ta, kad aš kaip sakau, kiekvienas darbas yra savotiškas, turi ir pliusų ir minusų, taip kad, sakyt, kad mokytojo darbas blogas ar geras, aš nežinau, negalėčiau pasakyti, nes sakau, kiekvienas darbas, jisai turi ir smagių tų akimirkų, ir taip pat turi ir tų tokių, nelabai. Tai mokykloje, buvo visko iš tiesų. Padariau tam tikrų klaidų tikrai ir netgi galiu atsiprašyti savo mokinių, jeigu mane mato, kad tikrai, buvau labai jauna iš tiesų ir galbūt rašyčiau tos dalykus ir jaunystėj ir tai, kad neturėjau patirties, tokio patyrimo nebuvo, nes dabar atėjus iš karto po bakalauro studijų, aš pati dar kaip vaikas jaučiausi. Bet jeigu jau mes pradėjom vystyti temą, kuri panaši šiek tiek į tematiką laidą Atleisk, tai už ką norite atsiprašyti? Tiesiog, nežinau, gal tiesiog sakau, kadangi to tokio tarpusavyje amžiaus skirtumo nebuvo didelio, tai gal tie mokiniai tikėjosi, kad aš būsiu labai draugiška, kad aš būsiu čia jų draugė, kad aš čia atėjau tik tai pasismaginti ir juos palinksminti ir mes kartu tenai tik tai vakarėlius ir darysim. Tai iš tiesų, ne, aš norėjau būti labai griežta mokytoja, aš norėjau vietoj dvejetų vienetus rašyti, nes jeigu žmogus, mokinys turi parašyti interpretaciją, atneša man tuščią lapą ir net neparašęs vardo pavardės, tai už ką aš turiu jam iš viso rašyti tą dvejetą. Bet buvo ir tų, man atrodo, ir gerų akimirkų, taip, nes pavyzdžiui, kalbant apie literatūrą,
Tai iš tiesų aš džiaugiuosi, kad bent keliems mokiniams buvo padarytas įspūdis, tiksliau, aš gal sugebėjau kažkaip pritraukti juos prie būtent tos absurdo literatūros, egzistencializmo literatūros, kas man pačiai tai yra super, mane veža ta literatūra, absurdo literatūra apskritai, aš ją skaitau iki šiol, nes man jinai yra visur. Kaip ir jūs sakėt, jaučiamės kartais mes kaip Twin Peaks'e, tai dažnai taip ir aš jaučiuosi ir aš prisimenu visada tą absurdo literatūrą ir sakau, labai džiaugiuosi, kad keli mokiniai užsikabino už jos ir aš matau jų kelią ir aš matau, kad tai padarė jiem įtaką ir padarė teigiamą išėjį. Aš dar labai noriu paklausti, sakot, tas atsiskleidžia skirtingose situacijose žmogus, jo kalba. Aš įsivaizduoju, kad pratybų metu apkasų kalba, šaudimų, pasalų kalba irgi yra labai kinematografiška, galima taip pasakyti. Kaip ten? Ji yra labai paprasta, pasakyčiau. Kadangi mums reikia vienu metu per labai trumpą laiką perduoti labai daug informacijos vienas kitam. Tai yra labai konkreti, labai aiški. Būna su tam tikrais gal kažkokiais leptelėjimais, keiksmažodžių, nes, kaip ir minėjau, prie tos informacijos perdavimo to tikslo dar prisideda ir kiti tikslai kalbos vartojimo. Paskatinti greičiau padaryti tą dalyką. Gali būti ir tiesiog, kad ir jeigu pats vadas irgi sako, tai, jis irgi turi emocijas, jis nėra tas robotas, tai jie irgi norisi pasakyti. Bet ką aš noriu pasakyti, kad jeigu žmogus kalba, tarkime, toje aplinkoje netaisyklingai visiškai vartoja, nežinau, anglicizmus, ir iš rusų kalbos kokius nors žodžius ir keikiasi daug, tai nereiškia, kad jisai oficialioj aplinkoj taip irgi kalba. Tai sakau, spręsti apie žmogų iš kalbos vien tik tai, negalima. Ypač dar yra labai svarbus ir tas nekalbinis kontekstas, tas nelingvistinis kontekstas. Tai ir intonacija, ir tonas, ir gestai kokie nors, netgi stovėsena, ar kaip žmogus, nežinau, kokioj pozoje yra, tai tas irgi daug ką pasako. Visuma. Jis gali gražiai kalbėti, bet tu matai iš jo, pavyzdžiui, kūno kalbos, kad tas gražus kalbėjimas yra toks labai ciniškas. Tai vėlgi, ką tai gali pasakyti apie žmogų, jeigu jis taisyklingai labai gražiai kalba. Bet jis savo kūno kalba jis parodo, kad, tarkime, jis tavęs nemėgsta, arba jam kažkas nepatinka labai, arba jis yra labai arogantiškas ir panašiai. Tai vėlgi, kaip tada vertinti? Tokie dviprasmiai dalykai. Po mokytojos karjeros pabaigos jūs pradėjote dirbti Lietuvos teismo ekspertizės centre, kur atlikdavote lingvistinės ekspertizės ir tuo pačiu mokėtės rašysenos ekspertizės. Kas tai yra, mes gal truputėlį vėliau pakalbėsim, bet jūs pasakykit, papasakokit žmonėm, kas čia tas ilgas tas kelias per kopas, kad ta rašysenos ekspertizė tai ne pusmečio mokslų rezultatas, taip greit netampama ją. Taip, gal pradėsiu nuo to, kad kodėl aš susidomėjau, nes aš iš tiesų nežinojau, kad yra tokių įstaigų apskritai ir galvojau, kad čia gal tik tai policija daro tos tyrimus tokio pobūdžio būtent. Tai magistrantūros studijose, kadangi studijavau taikomąją kalbotyrą, taikomoji kalbotyra tai yra mokslas apie kalbą įvairiose srityse. Tiesiog kalbą tyrinėja visose įmanomose srityse, kur yra kalba, taip pasakysiu. Ir fizikai, ir tarkim, ir gydytojai, ir... Taip, tai kalba iš tiesų, pradedant nuo kūdikystės, kaip žmogus pradeda kalbėti, baigiant tuo, kaip mūsų smegenys, kaip jos tą kalbą, nežinau, kaip pasakyti. Adaptuoja? Adaptuoja ir išleidžia į išorę?
Tiesiog kaip smegenys veikia ir kur yra mūsų kalbos centrai ir kodėl jų yra du, pavyzdžiui, kalbos centrai, nes jų yra du. Viena zona yra atsakinga būtent už produkavimą kalbos, kita už supratimą. Tai čia tokie labai įdomus dalykai ir būtent taikomosios kalbotyros studijose buvo paskaitos kelios ir apie teismo lingvistiką. Aš galvoju, ta teismo lingvistika, kas čia tokio, nes galvoju, teismuose turbūt ten koksai nors, nežinau, vertimas būna tiesiog. Tarkime, vertėjai kviečiami į teismą, kad padėtų išversti, ten, tarkime, dabar migrantai kokie, taip, kaip jie kalba ir panašiai, kad būtų lengviau susikalbėti teisme. Bet ne, apima iš tiesų ne tik tai tą nekriminalistinę sritį, bet ir kriminalistinę sritį. Ir tada susidomėjau, galvoju, čia kaip įdomu yra ir po mokyklos būtent nusprendžiau savo CV pateikti Lietuvos teismo ekspertizės centrui. Mane priėmė jie, bet tuo metu kaip tik buvo labai didelis bumas rašysenos ekspertizių ir iš pradžių aš turėjau tapti rašysenos eksperte. Tai kadangi niekur pas mus, nei jokiose universitetuose, nei mokykloje nemoko, kas ta rašysena yra ir juo labiau kaip tapti rašysenos tyrėjų, to būtent specialistu, ekspertu, tai ta kvalifikacija įgyjama jau dirbant. Tai reiškia, kad tu atlieki tyrimus, bet nepasirašinėji savo vardu, nes dar neturi teisės. Atliekant tos tyrimus, tu turi studijuoti papildomai literatūrą specifinę, turi atsiskaityti už ją. Bet jau viduje teismo ekspertizės centre kažkokiam aukštesniam specialistui. Taip, yra paskirtas specialistas, mokytojas ir jisai prižiūri tą visą mokymosi procesą, yra sukuriamas individualus planas, kur yra surašytos tos temos, ką tu turi išmokti, kada ką atsiskaityti, kaip atsiskaityti ir panašiai. Ir praktiškai tai trunka apie 2 metus. Taip, ir po to yra komisija, ateini ir turi laikyti egzaminą. Egzaminas susideda iš 2 dalių. Pirma dalis yra teisinės žinios. Ten vėlgi turi tiesiog atsakyti į 20 klausimų, toks testas yra ir jeigu tu neskaitai, nesimokei, tai ir neatsakysi, nes iš tiesų ten tokie, ir yra ką veikti, pasakysiu taip. Ir jeigu, čia kaip per teisės, laikant 20 klausimų teorinių, jeigu padarai 4 klaidas ar daugiau, tai viskas, negali laikyti savo specialybės. Tai kai išlaikai būtent teisinės žinias, tą testą, tada jau tau leidžia laikyti specialybės egzaminą, kuris vėlgi susideda iš kelių dalių, tai yra teorija. Duodami klausimai, kaip ir universitete, trauki klausimą, lapelį, perskaitai ir atsakinėjai. Duoda laiko pasiruošti kažkiek, aišku, bet kadangi 2 metus praktiškai net tą mokysi, dirbai, tai tikrai nėra problemų. Ir po to būna kokia nors 1-kelios praktinės užduotis. Tokios lengvesnės, tiesiog pasižiūrėti, ar tikrai tu įsisavinai tas žinias. Ir kadangi vis tiek komisija sudaro ne vien tik tai ekspertai, bet ir ateina teisininkas, tai vėlgi turi parodyti ir tiems žmonėms, kad tu supranti, ką tu darai ir kad tau galima suteikti tą kvalifikaciją. Kvalifikacija iš tiesų trunka 5 metus. Po 5 metų vėlgi turi eiti į komisiją, kad tau pratęstų ją. Tai nėra taip, kad aš pabaigiau ir aš esu ekspertė ir jau valio galiu dirbti visą gyvenimą ir nesvarbu kaip. Ne. Būtent po 5 metų yra apžvelgiami tavo rezultatai, kokias tu išvadas davėjai, kokius tyrimus atlikai, kaip juos atlikai ir panašiai. Galbūt tavo kolegos turi priekaištų kokių.
kad tu blogai dirbai, tarkime, nusiskundimų kokių yra, gal yra kokius skundų gauta, tarkime, iš tų žmonių, kuriems tu darėjai tas ekspertizės ir panašiai. Tai visa tai yra peržvelgiama ir jeigu viskas yra gerai, tuomet vėlgi yra pratęsiama vėl 5 metam tavo kvalifikacija. Tai aš taip įgyjau rašysenos kvalifikaciją ir po to, kai ją įgyjau, tada jau ėjau to keliu lingvistinės ekspertizės kvalifikacijos įgyjimo. Tai vėlgi tas pats kelias. Tik tai čia jau, tu turėjai turėti tų specialiųjų žinių. Kadangi aš baigiau tą lingvistiką būtent, tai aš jau turėjau tas specialias žinias. Tiesiog tu jau gilini savo žinias būtent ties tą siaura sritimi. Ir tada yra 3 dabar jūsų kvalifikacija, jūs galite nuspręsti, tiksliau ištyrinėjus padaryti išvadą, ar dokumentas nėra suklastotas. Taip, čia yra mano 3 kvalifikacija, dokumentų tyrimo kvalifikacija. Taip, iš tiesų, mūsų objektai tai yra dažniausiai dokumentai, įvairūs dokumentai, bet dažniausiai tai yra teisės, vairuotojo teisės, asmens tapatybės kortelės ir pasai. Bet tai čia yra tam tikri šabloniniai dalykai ir elektroniniai dalykai, jie mažai ką turi bendro su ta žmogaus tapatybė, nes rašysena tai yra žmogus, ane? Kalbėsena žmogaus arba tai, kaip jis dėsto mintis popieriuje ar šnekėdamas, irgi yra žmogus. O čia jau tas dokumentas, tai tiesiog tai ką, ten virš garų puodo laikot ir žiūrit nuotrauką, o prašyčiau plačiau. Na taip, čia gal nėra tas identifikavimas asmens, bet vėlgi tai yra susiję vis dėlto vis tiek, nes kodėl nusikaltėliai imasi padirbinėti dokumentus, tai vėlgi nori, kad jų tapatybė būtų vienaip ar kitaip patvirtinta būtent to dokumentu. Tai čia vis tiek kažkiek susiję yra. O dokumentus mes tyriam, tai tiesiog turime specialias bazės, prieimą prie jų, kur yra parodyti pavyzdžiai, aprašyti tie dokumentai, kaip jie turi būti pagaminti, kokios yra specialios apsaugos priemonės, į kurias reikia būtent mums atkreipti dėmesį ir žiūrėti, kaip jos atliktos yra, kaip jos padarytos, ar jos yra tikros. Jeigu dokumente pamatai bent vieną kokį nors įtartiną dalyką, tai jau žinok, kad bus daugiau. Reiškia, jau jis bus netikras. O šiaip labai tokių įdomių dalykų yra, žmonės prigalvoja, norint padirbti dokumentą, labai, sakyčiau, tokių keistų dalykų netgi, nes būna kartais vis tiek nuotrauka skiriasi. Dokumento, jeigu, tarkime, nori žmogus Lietuvos pilietybės, bet jis neturi Lietuvos paso, tai ką jam daryti? Dažniausiai būna kokie nors vogti dokumentai ir tada būtent tas duomenų lapas yra padirbamas. Tai dažniausiai padirbama yra asmeninė informacija, tai tarkime vardas, pavardė, gimimo data kokia nors, arba jeigu atitinka, tai palieka, jeigu tinka vardas, tai palieka irgi kartais, bet nuotrauka, ji turi būti pritaikyta prie žmogaus. Negali paimti dabar nuotraukos ir pasidaryti plastinę operaciją pagal tą nuotrauką. Bet yra lengviau ir pigiau kur kas pakeisti tą nuotrauką. Tai tas nuotraukas įvairiais būdais bando irgi jas klijuoja tiesiog savo nuotrauką ant viršaus arba tiesiog tą pačią tikrą nuotrauką bando kokiais nors cheminiais ar mechaniniais būdais pašalinti, bet irgi ne viską. Jie pasirenka tokias nuotraukas, būtų panašu. Tarkime, vyras niekada nesirinks moters paso, nes labai reikės daug padirbėti, vien tos plaukus nutrinti, kiek ir truks laiko, arba jis turės, nežinau, peruką nešiot, prisijaukinti plaukus. Tai čia toks. Tai iš tiesų visko pasitaiko ir būna man labiausiai gal įdomiausias toks dalykas, kai tu atrandi, kad čia yra taip padaryta, kad čia yra netikras dokumentas ir ten mes būna, kad jos pasikrapštam, ten toks labai iš tiesų kruopštus darbas, kaip ir rašysena, kaip ir lingvistika, sakyčiau, toks reikalaujantis tokio kruopštumo.
Tai man tas patinka, man patinka ten tiesiog Detalės, ane? atsisėdus, ten lupinėt, kartais reikia palup, ten kažkaip neatsilupa, tai tada ten turim tam tikras priemonės, kurios padeda atkelti tą dokumentą. O šiaip tai padirbinėtojai irgi jie, nepėsti yra. Manau, kad taip. Taip. Bet turbūt jūs negalit sakyti, ar ką nors galbūt galima išduoti, kokie nepėsti yra padirbinėtojai. Mes darbe juokaujam, kad tie padirbinėtojai dokumentų tikriausiai yra arba buvo juvelyrai. Nes čia vėlgi, kaip ir minėjau, kruopštumo reikia, didelio kruopštumo ir kartais tikrai reikia tokių instrumentų turėti, kurie padėtų tau, pavyzdžiui, lapą paimti ir skelti jį per pusę. Mes galim, pavyzdžiui, šitą lapą perskelti per pusę. Ta prasme, Taip. Padaryti 2 lapus iš vieno lapo. Kodėl jie tai daro? Nes vėlgi yra tam tikros specialios priemonės apsaugos, tarkime, pase, jeigu jūs pasižiūrėsite į pasą, kiekvienas lapas turi pase įsiūtą tokį siūlelį. Taip. Bet ne per vidurį, bet toks apsauginė juostelė netgi pavadinčiau yra. Ir ji yra būtent, taip įdėta tarp tų lapų. Bet vėlgi, padirbinėtojai, jie nežino tiksliai, kaip tą padaryti, nes vėlgi, tos pasus daro įmonės atitinkamos ir ten tikrai turi ir instrumentų tam ir panašiai, o čia žmogus turi sugalvoti, tai iš tiesų yra ir video, netgi mes ten turim darbe, kur jie nėra vieši, bet būtent nusikaltėliai parodo kaip jie, taip, kaip skelia lapą, ne? Kad tas siūliukas liktų. Taip, kad jį įverti. Aha, bet jūs tada galite įvertinti popieriaus tą vadinamą gramatūrą, tai yra storį, iškart matot, kad... Tai mes viską taip vertinam, viską iš tiesų naudojamės ir mikroskopais. Mikroskopas yra mano draugas darbe. Turim ir dar kelis tokius didesnius įrenginius, tai vaizdo spektro komparatorius, kuris vėlgi yra nuostabus dalykas, kaip aš sakau, įdedi dokumentą, jis gali peršviesti dokumentą įvairiais filtrais, ultravioletu, infraraudonais spinduliais. Tai vėlgi tos apsaugos priemonės ne tik tai yra tos, kur matomos vizualiai akimis, bet jos yra ir paslėptos, pavyzdžiui, ultravioletas. Mes jo nematome, mes galime matyti tuos visus piešinius ir panašiai, tik tai apšvietus būtent tą šviesą. Tikras CSI, taip? Taip. Toks lietuviškas CSI. Dabar tada prie žmogaus vėl grįžtam, prie rašysenos ir, ta prasme, tai kaipgi yra, kas yra tose raidėse žmogaus, kokios detalės yra, kur yra išdavikės. R raidę visi galim, panašiai mokykloje esame išmokę, reiškia, parašyti ir kaip mokytojai išmokė, taip aš ir rašau tą raidę. Bet jūs dabar teigiate, kad jūs mano R raidę galite atskirti nuo mūsų operatoriaus Michailo R raidės. Nebūtinai, matot, iš vienos raidės nelabai gali ir spręsti, nebent jūsų R raidė bus tokia unikali, kad niekas daugiau taip nerašys. Bet vėlgi aš noriu vėl pradėti, kaip visada, nuo pradžių, kad, kaip ir jūs sakėt, mokykloje mokomės rašyti. Tai būtent mes rašysenos mokomės labai ilgą laiką. Nėra taip, kad žmogus gimė ir staiga jisai moka rašyti. Ne, rašysenos mes mokomės. Ir būtent nuo 1 klasės yra duodami vaikams raidynai. Ir jie yra labai aiškus, netgi raidynuose yra nupieštos tos raidės ir rodyklės, nuo kur konkrečiai turi prasidėti raidė, jos elementas ir panašiai. Ir vaikai to mokosi ir iš tiesų visi mokomi to paties raidyno, bet kaip taip išeina, kad visi po to rašome skirtingai. Tai iš tiesų čia prisideda galbūt paauglystė, kad paauglystėje labiausiai turbūt mes norime išsiskirti, norime parodyti, kokie mes individualūs esame ir kitokie. Tai mes bandome
sąmoningai arba nesąmoningai šiek tiek tą rašyseną keisti. Tarkime, pavyzdžiui, reikia A raidę rašyti, kaip mokykloje, nepatinka tam žmogui, jis nori rašyti paprastai, pavyzdžiui, kaip spausdintinė raidė. Tada, pavyzdžiui, K raidė, kaip mokykloje nepatinka vėl, arba tiesiog, jam reikia greit rašyti, o K raidė turi net 4 elementus, jeigu mes paskaičiuotumėm, tai jis, tarkime, tą pirmą elementą visai pameta, jam nereikia. K, viskas, 3 elementai, kuo puikiausia K. Arba kaip tik, galbūt, kadangi rašysena yra susijusi su mūsų tapatybė, nes mes vėlgi per kalbą, per raštą mes išreiškiame save ir jeigu žmogus nori parodyti savo kažkokias savybės, charakterį, galbūt jisai kaip tik labai išpuošta savo rašyseną. Pridės gal kokių papildomų dar dalykų, taip kad negali žinot. Ir iš tiesų, kaip ir sakiau, iš tos vienos raidės mes nesprendžiam. Reikia daugiau, ne? Ir aš netgi kažkur skaičiau, kad jūs netgi, kai dvejojate, jūs paprašote žmogaus, to, kurio rašyseną tikrinate, net po kelių dienų ateiti ir vėl parašyti kažką. Ir tada, tarkim, nes vieną dieną gali žmogus labiau stengtis parašyti taisyklingai, kitą kartą jisai ims ir pamirš, kaip jis ten raitė raidės, ne? Čia priklausomai nuo to, kaip žmogus, kaip čia pasakyti, ar jisai nori paslėpti savo tą rašyseną ar ne. Tai vėlgi, yra tie rašysenos kraipimai įvairūs ir panašiai. Ir, tas žmogus ne pas mus ateina, bet pas tyrėją ateina. Mes tik tai tyrimą atliekame. Tai mes kartais tyrėjo paprašom, kad galbūt galit pasikviesti dar kartą tą žmogų, nes mes matom, kad kraipyta yra. Iš ko mes matom, kad nenatūrali rašysena yra. Tai taip, ir kartais po kelių savaičių atėjęs tas žmogus, jis gali ir neprisiminti, kaip jisai rašė. O kitas dalykas, vis dėlto mūsų rašysena šiek tiek kinta. Priklausomai nuo to, kaip mes mokykloje rašėme, ar daug rašėme, kokį mes kelią po to pasirinkome po mokyklos. Jeigu mes pasirinkome tokį darbą, kur nereikia mums visai rašyti, pasirašinėti, tai mūsų ta rašysena bus, tokia labai paprasta, neišlavinta. Taip. O jeigu, tarkime, gydytojas, tai jisai turi rašyti daug labai. Tai vėlgi, jo yra specifinė ta rašysena, bet jo yra išlavinta rašysena. Tai vėlgi nuo to irgi priklauso ta rašysena pati. O mūsų parašas apskritai yra unikalus, nes mes jį turim susikurti, mūsų jo niekas nemoko. Tai parašas daug lemia tyrinėjant rašysenos ypatumus? Parašas gali būti netgi gali labai skirtis nuo rašysenos, net tos pačios raidės gali skirtis, nes tai yra žmogaus jau kūrinys, kaip sakau, tai nėra tai, kad mus moko, kaip pasirašinėti, manęs niekas nemokė, kaip susikurti parašą, aš tiesiog žiūrėjau, kaip tėtis pasirašinėjo, mama pasirašinėjo ir bandžiau kažką tokio sukurti, bet po to galų gale, paėmiau ir pati tiesiog savo sukūriau, kur nebūtų panašus nei vieną, nei kitą. Bet tai gal jūs tada galit pasakyti, kokios raidžių detalės, kaip sakot, K raidė turi tenai 4 punktus, tai kokios raidžių detalės reikėtų atkreipti dėmesį, būnant nusikaltėliu, tarkim, kad atsargiau rašyti ir kad pakliuvus į rašysenos ekspertizę, tarkim, jūs nieko nesuprastumėte. Aš galiu iškart pasakyti, kad rašysenos, ypač parašo kito žmogaus, praktiškai neįmanoma padirbti. Nes rašysenos, kaip ir minėjau, mokomas yra viso gyvenimo. Tu įdedi labai daug pastangų į savo rašysenos kūrimą ir staiga dabar turi rašyti kaip kitas žmogus arba pasirašinėti Jeigu aš ant stiklo padedu popieriaus lapą ir per jį aš matau ir aš jūs irgi sakytumėt padirbti. Tai aišku. Nes yra tam tikri požymiai, kurie būtent rodo tą nenatūralią rašyseną ir kartais žmogus būna, sako, taigi pažiūrėk, vizualiai, tas pats yra ir tu matai pasižiūri, kad ne velnio, nes taip, vizualiai gal ir tau panašu yra, bet žiūrint į tas detalės, pamatavus tą parašą, tos visus išsidėstymus elementų,
Ne. Be to mes matom, ar yra piešta ar ne. Ir mikroskopą vėlgi, kaip minėjau, irgi naudojam. Žiūrim, ar buvo kokie sustojimai, kaip tas spūdis, tas įspaudimas į Taip. popierių. Nes tarkime, jeigu perpiešiant parašą, na tai jis toks bus Jis lėto, pamažu lėtas, vedžiota. kažkokie sustojimai bus, na, nenatūralu bus. Nes jeigu žmogus turi parašą, jis dažniausiai jo pasirašinėja ir tikrai, na, nebus tai jo pirmas kartas, kai jisai pasirašinės. Tai dažniausiai vis tiek jisai turi tą greitesnį tempą tokį. Na ir vėlgi dar būna kartais man sako žmonės, bet palauk, bet aš nepasirašinėjugi taip pat visą laiką, mano parašai visi skirtingi, tai kaip čia dabar išeina? Ir aš sakau, tai gerai, nes tu ne robotas esi, vėlgi grįžtant prie to, kad žmogus, na, negali lygiai taip pat visur pasirašinėti. Nes čia tada taip bus įtarimas, kad kažkas negerai yra. Galbūt tas ploteris bus panaudotas, tas rašysenos robotas, kur dabar irgi labai madoje yra. Galbūt vėlgi bus kažkokie perpiešimai to parašo. Nes, na, vėlgi priklauso nuo situacijos, žmogus visada pasirašinėja kitaip. Jisai turi kažkokius variantus, bet yra tam tikri pastovūs požymiai, kurie yra visada kiekviename paraše. Nu, nebus taip, kad aš dabar pasirašinėju, tarkime, MK, kitą dieną pasirašinėsiu ten AB. Nu, ne. Nebus, vis tiek tos pačios raidės bus. Jos figūruos, galbūt dydis gali kisti, nes, tarkime, vėlgi priklauso nuo dokumento, kuriame reikia pasirašyti. Arba planšetėje tenka pasirašyti, tarkim, eini. Ai, čia atskiras, žinokit, dalykas. Čia atskiras dalykas, elektroniniai parašai, čia dar nepriejom prie tų tyrimų, bandom, kaip sakant, bet, na, vėlgi, tai nėra dar labai populiaru, kad reikėtų juos tirti. Dabar norėčiau dar paklausti apie priesaikas jūsų gyvenime. Kiek buvo, ne kiekvienam žmogui duota tiek duoti priesaikų. Taip, mano gyvenime kol kas yra 3 priesaikos. Tai yra eksperto priesaika, yra pareigūno priesaika ir kario priesaika. Na ir kartais, aišku, teismuose, jeigu kviečia mus į teismą kaip ekspertus, kartais liepia prisiekti dar kartą. Nežinau dėl ko, tokia tiesiog būna praktika pas kai kurios teisėjus. Tai esu daugiau, man atrodo, kartų prisiekus, negu reikia. Tarnyba savanorių pajėgose 4 metai jau. Ir kaip jūs pati save vertinate, kaip jūs atrodėte tik atėjusi į Kaspą ir kaip karė jaučiatės dabar? Iš tiesų, 4 metai atrodo, kad va taip prabėgo, bet buvo visko labai daug. Tai jeigu save vertintai tik tai į gerą pusę, tikrai daug labai manau, kad išmokau, pramokau ir tokių dalykų, kur iš tiesų netgi ir šiaip civiliniam gyvenime praverčia, tarkime, ta pati medicina, pirmoji pagalba, tai čia aš net neįsivaizduoju, kaip kiekvienas pilietis, na, jis turėtų mokėti tos dalykus irgi pritaikyti. Tai jeigu vertint, aišku, na, tos pirmos dienos Kaspe, nežinau. Tai jūs bazinį skaičiuojat, kaip jau pirmas dienas Kaspe? Taip, aš bazinį skaičiuoju. Bazinis buvo gerai iš tiesų. Aišku, ten mus pavaikė, bet kaip ir sakau, man tos taisyklės, ta disciplina, ypač tos taisyklės, man patinka, jos sukurtos ne veltui, jos iš tiesų, na, sukurtos ne tam, kad jas laužytų, o tam, kad palengvint žmonių gyvenimą. Ir tai, na, man patiko, man tiko iš tikrųjų ta rutina. Kai kur būdavo juokingos galbūt tokios situacijos, kur tu galvoji, va čia irgi absurdas, yra toks teatras šiek tiek. Bet kodėl? Viskas buvo gerai ir na, tiesiog labai daug dalykų galbūt teko per tos 4 metus. Jau kaip kariai. Taip, kaip kariai daryti, pažinti ir panašiai. Tai vien tos taikos meto užduotis.
Nes aš kai atėjau į Kaspą būtent prieš 4 metus ir prasidėjo, aš kaip sakau, ir prasidėjo, vat, kur nueinu, tai vis prasideda visas įdomybės. Prieš tai visi ramiai tiesiog tarnavo, mokėsi, o aš kai atėjau, na tai prasidėjo pandemija iš pradžių. Po to migrantai, dabar va, turim vėl karas Ukrainoje ir kaip mes visi juokiamės, kas bus toliau, gal ateiviai kokie į žemę nusileis. Tai nežinia, kaip bus, bet džiaugiuosi iš tiesų tais patyrimais, tą patirtimi, nes tikrai ji yra neįkainojama. Tai gal tada ir grįžtam prie tos pandemijos. Juk dirbote tam skambučių centre visuomenės sveikatos, ne, kur turėdavot kalbėti su žmogumi, identifikuoti, ar jis grįžo iš užsienio, ar ten šalia buvo kažkokie tai keleiviai, čiaudėjantis, kosėjantis, nu kažkas tai taip. Ir tuo metu dar nebuvo vakcinos, taip? Taip. Tai vat, ar apie jausmą, ar apie veiksmą, o gal apie ir tai viską kartu? Na, aš atėjau į Kaspą su ta mintimi, kad aš savanoriausiu ir padėsiu. Tai iš tiesų, kai prasidėjo tas visas bumas ir kaip mus kvietė į NVSC, Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, tai aš rašiausi tikrai jau kiek galėjau, derinau su darbu ir na, ten buvo specifika ta, kad mes turėjome daryti apklausas, skambinti žmonėms ir tiesiog apklausti juos. Ir pagrindinis tos apklausos tikslas buvo iš tiesų sužinoti, kur jie apsikrėtė ir na, kur dar sužinoti tą inkubaciniu metu dar šaltinį. vaikščiojo į Taip, kokias. ir kur vaikščiojo, kur galėjo apkrėsti kitus. Bet vėlgi tas anketos buvo tokios gan didelės, išsamios iš pradžių, tai, na, kaip aš sakau, mums tai sakydavo visą laiką, darykit kuo greičiau, nes, na, buvo labai daug tų užsikrėtimų, tų atvejų ir liepdavo tiesiog skambinkit, klauskit tik tai tų klausimų ir viskas, kad kuo greičiau padaryti. Bet aišku, buvo visko, nes, na, tu skambini ir tu kalbėsi su žmogumi, kuriam įvyko nelaimė, kaip aš sakau. Ir tu negali tiesiog, na, jo taip kaip robotas klausinėti. Pasakykite tą, nes žmonės, na... Jie jau, turit galvoje, jie sergantis, ne? Taip, taip. Ir buvo man įstrigę tokių situacijų ir ne viena, netgi situacija, kai tu paskambini ir tau žmogus pasako, kad jis, na, ką tik neteko savo artimo šeimos nario ir jam yra labai sunku ir tiesiog, na, tada tu leidi jam išsikalbėti, nes tu matai, kad, na, jis tuo metu yra izoliuotas nuo kitų, tai yra, nežinau, na, tokia situacija, kur yra labai baisu tam žmogui. Ir dabar staiga nutraukti ir sakyti, atsiprašau, čia nelabai jau įdomu, žinot, grįžkime prie šito klausimo, čia reikia sužinoti, kur jūs ėjot dar. O ten, kad ten kažkas nutiko jūsų gyvenime, na, čia, žinot, mums nereikia. Tai aš jaučiausi taip, kad man reikia vis dėlto išklausyti tos žmonės. O buvo visko, buvo ir piktų žmonių, kurie iš pradžių, na, reaguodavo labai audringai ir netgi yra priekusių, kad ko jūs čia skambinat, ten apkaltindavo visais nebūtais dalykais. Kokiais, pavyzdžiui? Na, viskuo, kad ten viskas yra blogai gyvenime, nes dabar ta pandemija, čia dar reikia nevaikščiot niekur, jisai turi tiek daug reikalų ir čia dabar ko jūs čia norit, iš viso gaištat jo laiką. Nu, ta prasme, tokie žmogiški dalykai. Bet, na ką, na, neimi su to žmogumi ir nepradedi konfliktuoti. Tai tiesiog, na, ramiai išklausai jo, vis pabaigė savo tą kalbą, šauksmą. Ir tada jauti, kad, na, jisai pats supranta, kad čia yra nesąmonė, kad čia yra absurdas tas ir kad, na, mūsų tikslas nėra blogas, kad mes, na, norime padėti visuomeniai, kad, na, tai, kad nežinau net kaip pasakyti. Miglė, o jūs, kai skambinavot žmonėm, jūs turėdavot prisistatyti kaip NVSC žmonės, ar jūs vis tik sakydavot, kad jūs esate kariai padedantis šiuo metu NVSC valdyti tą pandemijos krizės informacijos srautus? Taip, mes prisistatydavom kaip kariai savanoriai, mes to neslėpdavom, pasakydavom ir savo vardą, pavardę, man atrodo.
Ir aš nežinau, ar visi užfiksuodavo tie žmonės, bet na jau jeigu skambina iš visuomenės sveikatos centro, tai kartais mus aišku priskirdavo kaip ir darbuotojus to, tai gal dėl to mes gaudavom ten ir šaukti ir būdavo visokių ir negražių pasiuntimų ir panašiai, bet kažkaip nežinau. Tai kiek jūs laiko taip tenai dirbot? Man tai atrodo, kad amžinybė buvo, nes iš tiesų na, daug laiko ten yra praleista, daug tų skambučių pridaryta, iš pradžių dar skaičiavau, po to jau buvau pametus ir tą skaičių ir, žodžiu, ir keitėsi ir tie algoritmai visi, pagal kuriuos mes turėjom apklausinėti žmonės, keitėsi tos pačios anketos, nes vėlgi jų nebuvo iš pradžių, tai ir mūsų dėka jos atsirado, mes šiek tiek jas koreguodavom, sakydavom, kas yra blogai, gal iš to neklausti, reikia iš viso, nes čia yra na, toks nesusijęs klausimas, galbūt reikia šito daugiau paklausti ir panašiai. Tai Didžiosios kovos rinktinė buvo vienintelė rinktinė, kuri dirbo šitam skambučių centre. Daugiau ne viena Lietuvos rinktinė neprisidėjo. Ne, buvo dar važiavo tikrai iš Alytaus. Iš Alytaus į Vilnių važiavo. Taip, taip. Man atrodo, kad ir iš privalomosios karinės tarnybos buvo žmonių, bet aš manau, kad Kaspo pasirinko ne veltui, nes vėlgi, kaip ir minėjau pradžioje, Kaspe yra labai įdomu žmonės su labai įdomiom profesijom ir panašiai. Ir mes tiesiog buvom tie kariai, tie žmonės, kurie sugebėjome vykdyti šitą užduotį. Pakankamai sklandžiai. Noriu pasiklausti, va, tos grupės, jos vis tiek formuodavosi jūsų tos pamainos, atsitiktinių atrankos būdų, kadangi eidavo tie, kurie tuo metu gali ar atsiprašyti iš darbo, arba jos, arba tarkim jau po darbo, o jūs kažkaip tai po to tą savo, tas negatyvą, kurio jūs iš tiesų ir gaudavote iš žmonių, nes natūralu vienas verkia dėl netekties, kitas piktas, nes jo reikalai sugriuvo, kažkaip drauge aptardavote, nežinau, susiėmė už rankų. Negalima buvo susiimti už rankų. Taip, negalima, reikėjo laikytis atstumo, reikėjo, dar vienas dalykas, reikėjo visada būti su kauke. Ir su tais respiratoriais visais, ir mes skambučius būtent atlikdavome vilkėdami tas kaukės. Ir kartais žmonės sakydavo, aš jūsų negirdžiu, aš bandydavau vis per tą kaukę kaip nors ten raiškiau tarti, garsiau kalbėti. Bet taip, mes kalbėdavomės tarpusavyje, nes vis dėlto kabinetuose sėdėdavom ne po vieną, dažniausiai 2, 3 kariai. Tai po kiekvieno skambučio stengiasi padaryti bent minimalią pertrauką, atsigerti vandens ir ką tu užsirašai greitai, vis dėlto reikėdavo pataisyti kai ką, nes viskas vykdavo tiesioginio eterio metu, kaip aš sakau, kartais nespėjai, ten tik tai užsirašai kažkokias nuotrupas arba tiesiog trumpinius ir po to reikėdavo tau gražiai užpildyti tą anketą. O šiaip esame turėję porą sykių ir psichologą, buvo pakviestas būtent kariuomenės psichologas, kuris šiek tiek mums irgi pagelbėjo, galbūt sakyčiau, tose situacijose. O man padėjo ta mintis, kad vis dėlto nieko nėra amžino ir kažkada bus pabaiga. Taip, tai gali tęstis ilgai, bet vis tiek tai turės kažkada baigtis. Ir baigėsi. Ačiū Dievui, baigėsi laimingai. Taip. Bet prasidėjo siena. Taip. Kas buvo tenai? Taip, iš pradžių taip, baigėsi būtent jau ta pandemija, mes visi labai džiaugiamės ir prasidėjo migrantų krizė vadinama. Tai vėlgi, niekas nieko nežinojo, kaip ką daryti ir aš vėlgi supratau, kad tai yra mano pareiga ir ėjau nuo pirmųjų tų dienų prie sienos. Iš pradžių buvo pakankamai baisu, nes vėlgi tu nežinai, su kuo tu susiduri ir tau niekas negali pasakyti, nes jie patys nieko nežino. Bet po to važinėjant prie tos sienos, jau tu supranti ir kokia tavo pareiga, kokia tavo užduotis yra.
Ir galų gale, na, vėlgi, ta rutina, kaip ir NVSC, taip ir čia įsivyravo ir po to tiesiog irgi keitėmės ir taip irgi su ta mintim, kad kažkada visa tai turi baigtis ir laikiausi. Vis tiek noriu paklausti apie tą dramaturgiškai aukščiausią tašką, tai yra, ar teko taip, ar yra nutikę taip, kad teko dalyvauti nelegalių migrantų apgręžimo ir grąžinimo į Baltarusiją situacijoje? Teko iš tiesų ir, na, ta situacija nebuvo maloni. Aš kaip prisimenu, na, aš kažkaip labai tvirtai jaučiausi, nors po to, kai viskas pasibaigė, na, pažiūrėjau savo rankas, na, šiek tiek buvo to nerimo, streso, bet svarbiausia, kad mes atlaikėm, o šiaip, na... Bet aš atsiprašau, aš noriu tiesiog, gal jūs galite nupiešti paveikslą, kaip tai buvo, kiek žmonių ėjo, kaip viskas buvo. Iš tiesų tai yra neįkainuojami ir prisiminimai, ir iš tiesų labai sudėtinga, jums teko dalia. Na, mes visą laiką dirbdavom kartu su pasieniečiais, buvo tokios poros, pasienietis ir karys. Ir patruliuodavom savo, na, toje atkarpoj, niekada nežinojai, su kuo būsi ir kokia atkarpa, tai tiesiog atvyksti tą dieną į tarnybą ir būdavo paskirimai. Na ir taip išėjo, kad per raciją mes gavom pranešimą, kad yra žmonės pastebėti ant kapajoto to vadinamo ir reikia tiesiog vykdyti tą apgręžimą. Ne tai, kad net apgręžimą, bet jų neleisti arba tiesiog, na, juos kaip pasakyti, su jais susitikti ir juos stebėti, nes negali jų paleisti. Tai mes buvom tie, kurie buvom būtent tam ruože, mūsų buvo būtent ta atkarpa budėjimo ir reagavom greitai. Atvykom, aš pasienietis, tada dar pastiprinimo buvo šiek tiek, buvo šauktinukų atvykę irgi keletas, tai jie, na, irgi vargšai turėjo atlaikyti tą. Psichologiškai. Tai būtent psichologiškai, nes, na, fiziškai ten nieko ir nevyksta, tiesiog stovi mes. Ir stovi jie. Stovi migrantai, kurie yra viduryje Baltarusijos ir Lietuvos sienos. Ant to kapajoto? Taip, ant to kapajoto, ant tos tarp tų kuoliukų vadinamų, toje nežinomybė žemėje, kaip čia pasakyti. Niekieno žemėje. Niekieno, taip. Ir kitoje pusėje kaip tik buvo ir baltarusių kariai dar. Tai va čia gal tas dalykas man labiau įstrigo negu tie migrantai. Migrantai tai migrantais, kaip sakant, visokių buvo, visokių mes matėm, su visokiais turėjom tvarkytis ir susitvarkėm. Bet man buvo neramu būtent dėl baltarusių tų karių, nes irgi jie, kaip sakant, buvo nepėsti. Bet kai tu pamatai, kad jie neturi prijungtos dėtuvės, o mes kaip tik turėjom prijungtas dėtuvės, koviniais šoviniais, tai galvoju, na, jeigu reikės, tai teks tada. Bet viskas buvo gerai. Šiaip, na, visokių tų migrantų buvo ir iš tiesų, na, tam buvo, kaip aš sakau, ir absurdo daug. Tas toks teatras ir iš jų pusės, ir iš mūsų pusės. Bet aš prisimenu tik tai tą vieną dieną, kai atėjo būtent pasieniečių vadas ir pasakė, kad priimtas sprendimas, galim juos apgręžti. Nereikia jų imti, čia vežti, žodžiu, ir tada tiesiog, na, visiems jautėsi, kaip tarsi akmuo būtų nukritęs nuo pečių, nes, na, iš tiesų buvo tikrai, na, labai sudėtinga su jais. Nebuvo kur judėti, kur juos vežti. Į užkardas juk veždavo. Į užkardas veždavom, tos užkardos buvo perpildytos. Na, žodžiu, ta sistema, jinai kol pradėjo veikti, na, vis tiek turėjo praeiti laiko ir ta pradžia visa, sakau, buvo labai sudėtinga, labai sunki. Tai, na, buvo visko. Aišku, dabar aš jau daug ko nepamenu, nes, na, buvo tai senokai, bet teko prie tos sienos tikrai pabūti ne kartą. Ar tęsite sutartį? Jau pratęsiau. Valiau. Jau pratęsiau iš tiesų 2 metams. Kaip aš sakau, jeigu yra
poreikis manęs, jeigu aš esu reikalinga, jeigu manęs nori, mano skyrius, mano kariai, kuopininkas, kuopos vadas, tai reiškia ir aš būsiu tiek, kiek reikės. Jeigu pasakys, kad Miglė, na jau gana, gal jau čia mums kaip 5 koja šuns, tai tada na, teks jau gal atsisveikinti, bet na, aš dedu tas pastangas irgi, kad nebūtų taip, kad aš būčiau kokia nors našta visiems. Aš suprantu, kad aš neturiu galbūt tų fizinių savybių, tokių, kur turi vyrai, bet aš manau, kad esu naudinga kitose situacijose ir tikrai, na, kartais būna taip, kad ir iš savęs nesitiki, kad tau pavyks, aš staiga štai ima ir pavyksta. Nes galiu pasigirti su skyriuje inžinierė, mano yra pareigos šauliai inžinierė, tai čia gal irgi viskas susideda nuo to, kad man patinka tas meistravimas, konstravimas, o čia vis tiek tie laidukai, visi detonatoriai. Tai iš tiesų man patinka, o sprogdinti, tai iš viso fantastika, džiaugsmas. Taip. Na, aišku, inžinerija, ne tik tai sprogdinimai yra daug dalykų, kurie nėra irgi tokie malonus, bet reikia ir darai. Šaunu. Esu mačius šių metų geriausio pėstininko skyriaus varžybų video gabalėlį. Ir ten kariai skubėjo į tariamą pastato šturmą, gal pasalą. Ir paskui juos ėjo moteris, visa susivėlusi, kruvina, rėkė. Ir tai buvo jūs. Ir taip mes galim pereiti prie cosplayinimo, prie jūsų pomėgio kurti kostiumus, reiškia, ir būti kažkuo kitu, įsikūnyti kažką kitą. Malonu, kad jūs suderinate tą, net jūs su savo pomėgiu reikalinga ir kariuomeniai. Gal galite paaiškinti, kodėl jums taip liepia daryti ir kodėl jūs ten taip darėt? Jūs taip stresą kariams kėlėt papildomą, tokia buvo organizatorius sumanymas. Taip, šią užduotį būtent darėm mes ir ją, kaip jos sumanymą turėjo kuopininkas mūsų. Ir kai jis pasakė tą sumanymą, tai visi sakėm, taip, reikia daryti. Užduotis buvo tiesiog, kad kariai eina į pasalą, o prieš pasalą, reikia juos šiek tiek išmušti iš vėžių galbūt, šiek tiek panervinti, suerzinti, arba tiesiog, kad jie būtų daugiau pasimetę, kad nesuprastų, kada ta pasala įvyks, galbūt jau čia kažkas vyksta ir panašiai. Tai iš tiesų pavyko tas dalykas. Ir jums pavyko. Aš manau, taip. Vieni buvo supykę labai, kiti susierzinę, kiti kaip tik labai bandė kažkaip padėti, galbūt čia reikia pagalbos, galbūt čia dar kažkokia papildoma užduotis. Tai buvo to tokio pasimetimo, kuris iš tiesų po to vykdant pasalą, šiek tiek juos išmušė iš vėžių ir tada buvo galima pamatyti iš tiesų, kaip jie reaguoja ir kaip jie sukasi iš tos situacijos tokie aplinkoje. Ypač žinant, kad kare tikrai nebus taip, kad tu gražiai eisi mišku. Aišku, gali būti visko, bet dažniausiai gali susitikti, ką tik nori, ką tik gali ir visko gali pasitaikyti. Ir yra ir civilių, ir triukšmo, ir šauksmų, ir verksmo, ir panašiai. Tai buvo norėta tiesiog priartinti tą situaciją prie realybės. Kadangi dar einant jiems keliu buvo išmėtyti ir manekenai, kurie buvo nugrimuoti, mes grimavom, paišėm visaip, aplėti krauju, panašiai, kurie vaizdavo būtent karius lavonus. Ir mums buvo šiek tiek irgi tokia naujovė, nes aš nebuvau mačius. Būtų įdomu iš tikrųjų ir pačiai sudalyvauti galbūt ir žmogaus skrodime, kada nors pamatyti tos dalykus, nors kaip ekspertė negavau tos galimybės, aišku.
galima galbūt susiorganizuoti, tai aš tikiuosi, kad gal ir Kaspas kaip nors susiorganizuosim, nueisim, nes, na, reikia, aš manau, žiūrint, matant tos video, kas vyksta dabar Ukrainoje, kare, tai aš manau, kad reikia tų dalykų pažinti, kaip čia pasakyti, save, savo kūną ir panašiai. Kospleinimas reiškinys gimęs Japonijoje. Kaip senai jisai atsirado Lietuvoje ir kaip jūs prie jo, ar jis prie jūsų, prie reiškinio prilipote, kaip čia taip? Na, ta cosplay visa kultūra, aš net nežinau iš tikrųjų, kada jie atėjo į Lietuvą, turbūt kartu su tais renginiais, nes turim ir komikoną, turėjom Geimoną, Anime Nights buvo toks ir tebėra, ir dar visokių tokių smulkesnių renginukų. O šiaip man visą laiką patiko. Patiko rankdarbiai visų pirma, siūt, kurt, daryti kažką. Ir tas persirenginėjimas irgi, tai yra įdomu. Kodėlgi ne? Mes ne tai, kad susibūrėm, vyksta konkursai. Konkursai, atsiprašau. Taip, vyksta konkursai, kur žmonės iš tiesų labai rimtai ruošiasi, kurie ruošiasi visus metus laiko, kurie ir daro kostiumus, na, tikrai skirdami tam labai daug laiko. Ir konkursai vyksta vėlgi labai atsakingai, yra komisija tam tikra. O pinigėlių už tai galima uždirbti? Nelabai. Iš tiesų pasakysiu, šitas hobis yra, tas pomėgis yra labai brangus. Ir kuo tu daugiau investuoji, kuo tu nori geresnio rezultato, to tu turi daugiau ir įdėti. Ir įdėti, aš turiu galvoje, finansų daugiausia, nes vėlgi, na, kūrybo, tai man netrūksta fantazijos, aš galiu sugalvoti labai visko daug, bet kaip įgyvendinti, tai čia vat būna klausimas didžiausias. Bent jau Lietuvoje, ar visi dalyviai siuvasi arba kažką tai daro patys, ar yra, pavyzdžiui, tokių, kurie gali sau leisti užsisakyti pas kažkokius menininkus, atlikėjus, jų pagal jų eskizą sugalvotą kažkokį kostiumą? Na vėlgi, žiūrint, jeigu tas žmogus nori dalyvauti konkurse, tai reikalavimas yra, kad būtų drabužis paties gamintas? Taip. Bet vėlgi man vis kildavo klausimas, o kiek turi būti tavo paties, nes tarkime, na, aš gal nepasisiūsiu to, kaip pasakyti, tos medžiagos pati nepasidarysiu, aš nenueisiu dabar į medvilnės laukus, nerinksiu medvilnės, nesuksiu siūlų ir nepasidarysiu tos medžiagos, iš kurios po to aš siūsiu drabužius. Tai vėlgi, na, toks klausimas man visą laiką yra dilema, kiek galima daryti savo, kiek gali būti šiek tiek ne tavo. Tai iš esmės, na, čia yra ir teisėjų kompetencija, jie patys, aišku, sprendžia tuos dalykus, nes vėlgi į konkurse pirma dalis tai yra pasakojimas apie drabužį, apie personažą, įvaizdį, tu turi pristatyti, kas tu esi, kokie drabužiai, iš ko jie pagaminti, ar tu pats darei, nepats darei, ką tu pats darei, ko nedarei, ką pirkai ir panašiai. Ir jie visą tai vertina. Antra dalis tai jau yra grinai įsikūnymas personažą ir jo atskleidimas scenoje, kur tau duoda net visą minutę, jeigu būtent tai ne vienas, būtent solo. Tai va, ir, na, dauguma iš tikrųjų tų kostiumų yra perkurta iš kažkokių senesnių arba tiesiog nusiperki kokį nors tam, nežinau, per didelį drabužį ir po to persisiuni, kad jis tiktų tau pačiai. O šiaip tų veikėjų, aš net nežinau, jų buvo tiek daug, kad aš net nepasakysiu, kuris buvo jau ten labiausiai man įstrigęs. Nebent gal pasakysiu, toks juokingiausias buvo, nu, toks, kur aš prisimenu, pasidalinau tą nuotrauką, tai vis sakė, ne, nedaryk taip daugiau. Nes tai buvo Geraltas iš Witcherio, nežinau ar žinot, tai va, dariau būtent, na, vyro personažą, o Geraltas, tai Witcheris, na, jisai pasižymi tuo, kad jis yra aukštas, stiprus, tvirtas vyras, panašiai, tai
Na, grimas, man atrodo, kad pavyko visai neblogai. Tas kostiumas buvo toks labai paprastas, eilinis, kaip aš sakau, tokie kartais būna pas mane cosplay at home. Tai vat, iš tų parankinių priemonių namuose randamų aš tiesiog greitai susikuriu, pasidalinu po tą nuotrauką ir sakau, kai pasidalinau būtent čia, aš sulaukiau tokių komentarų, kad gal geriau nereikia, gal tu negadink Geralto įvaizdžio. Bet mane pralinksmino ir aš pagalvojau, kodėl ne. Man patinka, jeigu man patinka, aš darau. O tai kaip buvo su darbiniu vakarėliu, kur karnavalas buvo tema? Ir ten jūs kažkaip persistengėt. Aš taip supratau. Na, čia galima visaip tą įvardyti ir traktuoti. Tai tiesiog, na, kadangi čia dar buvo aname darbe Lietuvos teismo ekspertizės centre, kai dirbau, nes į policiją atėjau tik prieš porą metų, tai dar nespėjau pasižymėti, kaip aš sakau. Bet, žodžiu, ir tada vykdavo vakarėliai, kiekvienais metais kalėdiniai vakarėliai, kurie buvo su tematika. Na ir visą laiką buvo tematika, bent jau būdavo anksčiau, labai konkreti. Pasakydavo ir tu žinodavai, ai, čia šitaip reikia. Gerai. Ir vienais metais pasakė karnavalas. Ir aš prisimenu, mes su kolegiam darbė sėdėm ir galvom, ką čia turi galvoj, kas čia gali būti, nesuprantam, nes karnavalas gali būti įvairus. Gali būti Venecijos karnavalas, gali būti žvėrių karnavalas, gali būti, nežinau, tas pats Rio de Janeiro karnavalas ir dar ten, nežinau, įvairūs karnavalai. Tai iš tiesų taip ir buvo, kad vieni apsirengė karnavališkai kaip iš Venecijos, o kiti nesuvokdami ir nesuprasdami, kaip čia galima apsirengti. Tiesiog labai paprastai atėjo kostiumai, suknelės paprastos ir panašiai. Na, o aš sėdėjau ir galvojau, kodėlgi ne? Ir tiesiog pabandžiau įgyvendinti tą idėją su Rio de Janeiro karnavalu. Kuriame, atrodo, yra bikinis, daug blizgučių ir plunksnos. Taip, taip. Ir aš prisimenu, aš atvykau į tą vakarėlį šiek tiek pavėlavus, nes man reikėjo tas atributus atsivežti, žodžiu, dar pasidaryti ir makiažą, ten plaukai, žodžiu, viską. Ir aš atvykstu ir rūbiniai, aš klausiu tų rūbininkių, ar galiu pasidėti tos daiktus, nes aš jau persirengiau ten. Ir jos manęs klausė, prisimenu, tai jūs čia pasirodymą darysit, šoksit tikriausiai. Sakau, taip. Ir dabar, kai prisimenu, iš tiesų, na, čia irgi toks kaip absurdas, visiškas kaip per filmą. Aš įeinu į tą salę, atidarau taip tas duris, visi atsisuka į mane ir toks, o. Ir aš tada supratau, kad man pavyko. Bet tai taip, nes man tai pavyko. Daug geriau negu tyla būtų. Taip. Tai yra, o. Taip. Aišku, sulaukiau įvairių komentarų, kaip jūs ir sakėt, kad galbūt persistengiau ir buvo tokių žmonių, ypač vyresniųjų tarpe, kur manau, kad galvoja, kad čia nekorektiškai yra taip elgtis. Ir galbūt sumaiščiau, aš čia ne ten atėjau, ne tą aplinką ir panašiai. Bet buvo ir tokių žmonių, kurie sakė, čia geras tikrai. Čia drąsu ir aš galvojau, čia iš tikrųjų nėra drąsu, čia tiesiog, na, kadangi aš esu mačius filmą, nežinau, ar jūs esat mačius filmą su Jimmy Carreyu, Yes Man. Taip. Tai va, reikia visada sakyti taip. Jeigu yra galimybė, geriau padaryti ir gailėtis, kad padarai, arba nesigailėti šiuo atveju. Arba tiesiog, na, jeigu tu nedarai, na, tai gailėsies iš tiesų, kad tu nepabandėjai. O pačioj pabaigoj norėčiau paklausti, tas cosplayinimas, kiek jūs manot, jums dar bus įdomus? Nes viskas turi pradžią, pabaigą. Taip. Bet žinokit, tarp cosplayerių būtent tų žmonių yra labai įvairaus amžiaus žmonės. Yra ir mačiau moterų, kurios yra ir tokios, na, jau amžiuje ir tikrai sugeba cosplayinti, rasti personažų joms tinkančių ir kuo puikiausiai juos įsikūnyja, o kostiumai būna fantastiški tikrai. Taip, kad, na, čia vėlgi amžius neribotas yra. Bet apie jūs asmeniškai klausiu, va, kažkokį... Esat įkarštyje šito, ar jau... Įvairiai, žinokit, įvairiai. Priklauso vėlgi, ar aš sugalvoju, ar ką nors
vat, kas yra, pavyzdžiui, man svarbu ir ką aš noriu įgyvendinti. Tai yra susiję labiau galbūt su aktualijom, pavyzdžiui, kokie nauji filmai, personažai nauji, kaip pavyzdžiui, dabar filmas Dune buvo neseniai išleistas. Tai vėlgi pasižiūriu, o tam tie kostiumai tokie įvairūs, įdomus, pagalvoju, va, reikia gal padaryti. Aišku, to laiko labai trūksta ir kartais būna taip, kad savaitgalis yra tavo tas konkursas būtent cosplayinimo ir pratybos. Ką pasirinkti, ne? Taip, ir tada yra labai tokia dilema, ką pasirinkti, na tai renkiesi pareigą. Malonu girdėti. Norėjau pasiklausti, pareklamuokite, kaip vadinasi jūsų Instagram paskyra. Na, aš tų sekėjų ten netiek daug ir turiu, tiesiog gal nesireklamuoju, bet galiu reklamą padaryti. Dabar kaip tik laikas, pats metas, tai Instagramas mano yra Miglė, tada apatinis brūkšnelis Miglė, apatinis brūkšnelis Miglė. 3 kartus Miglė, žodžiu. Tai jeigu įdomu, tai gali tikrai ir kariai, savanoriai, ir kas tik tai nori sekti mane, žiūrėti ir jeigu patiks, na ir palaikinti. Pamėgti, kaip čia pasakyti. Patiktuką uždėti. Tai ta gaida, mes tikėdamiesi, kad dabar pagausės labai stipriai jūsų sekėjų, tai linkėdami sėkmės šitą pokalbį ir baigsime, nebent jūs ką nors kariams savanoriams norit palinkėti. Aš galbūt norėčiau tiesiog pasakyti, kad Kaspe yra laukiami visi ir jeigu žmogui jau kyla mintis, kad, na, galbūt norėčiau į kariuomenę, gal pasavanoriauti, jeigu jau kilo mintis, tai turi ateiti. Reiškia, na, tau bus tikrai vietos Kaspe. Taip, kad aš visus labai kviečiu ir kalbinu ir nuolat sakau, kad ateikit, nes reikia žmonių, tikrai. Ir kuo įvairesni žmonės, tuo mes stipresni esam. Mes net kartais nežinom, kokių mes savybių turime ir kuo mes galime būti naudingi. Taip, kad aš manau, kiekvienas yra naudingas ir reikalingas. Ačiū už pokalbį.